Būkite pasveikinti, mėly futbolo sirgaliai, šį šventinį savaitgalį. Dar vienas moterų A lygos desertas. Kita vertus, Šiaulietės ruošiasi čempionų lygai, moterų UEFA čempionų lygos atrankai. Čia aštrus perdavimas, Šupelytės smūgis. Pirmasis rimtesnis toks. Na ir kaip klonuoti tie smūgiai. Ir čia dabar Guleta Lukienčiukė jau grūdama. Fiksuoja Hegelman vartų. Antras gali kilti, labai jau taip ryžtingai čia Šiaulietis susitvarkė su varžovėmis, Šupelytės smūgį gaudo. Greta Lukienčiukė, vienintelė žaidėja iš Taivano šiandien žaisti negali, čia galinga šūvis galva ir jau kojomis išmušinėti kampinį kamuolį. Pamatysime. Panašiai, vartininkų aikštelės link, čia Šupelytės smūgis, dar vienas kirtis ir 1-0. Šiaulių Gintra pagaliau pranaša Hegelman gynybos sieną. Laura Kubiliūtė triumfuoja. Kartotino smūgiu jie nukreipė kamuolį į vartų tinklą. Žodžiu, Erika Šupelytė. Kitos triuškinamo pralaimėjimo praėjusiame ture komandai. Greta Lukienčiukė jau visiškai atsigauti, ypač toms žaidėjams, kurios nerungtyniavo mūsų šalies rinktinėje, nes buvo gan nemenka pauzė. Čia kampinis. Simuša viešnios, bet atsipčiuoji dalis Hegelman komandos varžovių baudos aikštelėje. Perdavimas į ją, ten kova dėl kamulio ir Vestina Neverdauskaitė. Ir viskas, aidi arbitrės švilpukas. Šiaulių Gintra revanšuojasi už nesėkmę praėjusiame ture, iškovoja pergalę savo namuose.